Ar su Čiapu kalbu? Labas vakaras. Labas. Kaip čia? Alio, labas. Labas. Su Čiapu kalbu. Taip. Klemensas Čiapas. Klemensai, tave trukdo Gediminas Paviljonis, kelių eismo priežiūros inspektorius. Sveikas. Taip, malonu. Sakyk, kaip tu atsigavęs po vakar įvykių? Jo, jau paviškai. Viskas gerai? Jo, panašu į tai. Supratau, žiūrėk, koks dabar toksai čia mažas konfuzas išėjo. Supranti, dabar tas Volkswageną berniukas, kur vairavo, ne? Jis yra mano sūnėnas. Taip. Ir toks nemalonus įvykis, žinai, jie iš tikrųjų vargingai, žiauriai gyvena, realiai šeima. Ir turi iš vis problemų su pinigais ir ten su sveikatom pas visus problemus. Ir kiek aš žinau, ir tėvas šoko nuo arklių vakar, ne? Nu, aš ten ne ant manęs, mano kolega šoko. Taip, žiūrėk. Rytoj sprendimas bus jo, ne? Realiai tai sprendimą jau panosim turiu. Ir noriu su tavim draugiškai pakalbėti, pasitart, kaip čia galim išspręsti tą sprendimą. Supranti, dabar esmė tokia, kad tavo mano sūnėnui prirašė nenormaliai didelę baudą. Galim kaip nors išspręsti taip. Vis tiek už Citroenas kasko draustas yra, ne? Ne. Ai, nedraustas kasko, tik tai... Dar nebuvo draustas, neseniai buvo ant įmonės. Ant firmos, aš matau, ant firmos nupirktas jis yra, ne? O firmos savininkas Vilius yra. Jo. Supratau. Žiūrėk. Dabar mes galim pusę sumos nubraukti, ne? Ir pusę sumos aš duodu tau automatiškai už tai, kad tu atsiėmė kaltinimą. Padaro maždaug taip, kad tu važiavai per autobusų juostą, tu esi kaltas, bet už tai mes tau maždaug atrieksim apie 1600. Draugiškai, slaptai aš tau duosiu pinigus. Palaukit, aš nelabai supratau. Aš norėčiau, tu prasme, ne dabar tai aptarnėt, galbūt mes galėtume rytoj tai aptart. Galim dabar, aš galiu privažiuoti. Ne, gal mes galėtume rytoj kažkaip aptart. O kodėl rytoj? Rytoj jau bus sprendimas 8. Klausykit, bet tai, tu prasme, jūs suprantat, kad tas mano mašina tai daugiau kainavo negu 1600. Aš turiu neblogą draugą, pagal kurį mes galėsim atgalinę datą pasidaryti kasko. Esmė tokia, supranti, kad tas Volkswageno vairuotojas jis neturi pinigų. Žmogus aš irgi, žinokit, neturiu, aš esu bedarbis. Ir tu dar gausi priedo 1600. Aš žinokit, nenoriu daryti jokio aferų. Kodėl? Čia ne afera, čia viskas labai paprasta. Tai yra, nelegalu, jūs kaip policijos pareigūnas turėtume atsiprasti. Čiapai, aš ne pareigūnas esu, aš esu inspektorius. Čia yra ne šiaip savo. Ir kelių eismo priežiūros tarnyboje aš užimu aukštas pozicijas ir labai paprastai galiu viskas tvarkyti ir sutart. Man paklūsta virš 30 pareigūnų. Ir tu tik patikėk manim, Čiapai, kad tu ramiai nevažinėsi, jeigu dabar nesutiksi su manim. Matot, jūs dabar mane taip prispaudėte į kampą. Ne, aš neprispaudžiau kampą, aš tiesiog noriu su taim draugiškai sutart. Tiesiog aš manau, kad tokie dalykai tai vakare nėra sprendžiami. Čiapai, jie sprendžiami naktį yra. Aš galiu prie tavęs privažiuoti, galim pasikalbėti. Palaukit truputį, gal jūs man galėtumėt perskambinti. Klemensai, netrink man lazankių. Ne, nepirko čia lazankės, tai ta prasme, aš negaliu jums dabar taip tiesiai pasakyti kažką, tai man tiesiog reikia, aš turiu pasitarti su kai kuo. Žiūrėk, aš turiu, su kuo tu nori pasitarti? Su Vilium? Ant kieno mašino pirkta? Aš noriu pasitarti su... Nesvarbu su kuo, aš noriu pasitarti, aš negaliu nieko pasakyti dabar. Klausyk, o tu dažnai važinėjai su tarnybiniais automobiliais? Šį kartą važiavau. Ir kur tu važiavai? Ir kodėl per autobusų juostą? Taip gavosi. Gavosi. Žinai, pas mane irgi gali gautis piktai. Bet jūs mane gąsdina dabar, Ne, aš negąsdinu tavęs, aš įspėju. Tai... Nes aš tau sakau, įspėju rimtai, Čiapai. Arba mes dabar sutarėm, aš privažiuoju, mes gražiai parašysim porą dokumentų ir aš tau atvežu iš karto pinigus grinais. Atsivešiu netgi tą vyrą iš serviso, kuris tau gali sutvarkyti kasko. Arba, Čiapai, aš įrašysiu į tavo bylą labai gražų vieną dalyką, kuris tau daugiau niekada gyvenime neleis ramiai važinėti.
Galėsi su dviračiu mint takus, prisiekiu aš tau. Aš tau prisiekiu. Aš esu paviljonis. Ir dar ne vienas žmogus ramiai nevažinėjo, kai aš supykstu. Prašau, man duokite 10 minučių. Aš tau 10 minučių galėsiu duoti ryte, kai dokumentus ateisi pasirašinėti pas mane. Ir aš tau galėsiu parodyti įrašą byloj. Čiapai, nori taip? Nu, bet kodėl jūs mane dabar gazinat? Aš tavęs negazinu, aš tave įspėju. Gazinsiu jau rytoj. O rytoj jau tu jau geriau bijok tada. Klausykit, aš turiu... Aš negaliu, aš kaip bebūtų, jeigu aš su jumis važiuočiau susitikti, aš nevažiuočiau vienas susitikti. O ką tu manęs bijai, Čiapai? Taip. Aš esu policijos pareigūnas, aš nieko nepakasinėju, Čiapai. Aš tiesiog gadinu gyvenimą. O ką tu nuo kažko priklausai, Čiapai, aš nesupratau. Kas tu esi, šuo kažkieno? Su kuo tu nori pasitart? Su mama nori pasitart, galim ją paskambinti? Aš privažiuosiu, kalbėk. Žiūrėkit, aš tikrai toliau norėčiau kalbėti, netgi sakyčiau, ne vienas su jumis. Rimtai? Nu, aš galiu pajungti savo draugą, klausyk. Alio. Sveikas gyvas, radio stotis Zip FM. Zip FM vėl tave išdūrė, Čiapai. Eikit iš. Aš jūs užklydant, vienai. Čiapai, nu ką, nepyk, viskas gerai labai. Iš tikrųjų yra, sprendimas tavo naudai bus rytoj, aš manau, tikrai. Nesiparink, mėgok ramiai. Jau šį kartą turėjau suprasti. Vilius užsakė, kaip supratau. Jo, žinok, tai linkėjimai jam, kaip visada. Su didžiausia meile ir pagarba. Iki. Kaip pavarei čia, ką? Aš net pats būčiau įsigandęs.